Šiandien žiniose pedagogų streikas gali tapti puikia demokratijos pamoka jų mokiniams, įrodė šįryt streikavę Garliavos gimnazijos mokytojai. Judumo pastangos arba ko tik nepadarysi dėl savireklamos. Pėsčias prezidentas keliauja į darbą. Deja, tik vieną kartą per metus. Nausėda ragina valdančiosius nepriskaldyti malkų su ta gyvenimo įgūdžių programa. Paaiškėjo, kiek reikia laiko, kad buvęs ministras jau būtų laikomas nuo politikavimo atvėsusių tiek, kad galėtų vadovauti ambasadai. Naujausia politinė manija – kiekvienai partijai po institutą. Ar dar liko partijų, kurios neįsteigė nuo savų institutų? Lietuvos kariai Norvegijoje atliko pirmuosius kovinius šaudymus su NASAMS sistema. Drobesko ir Vanagas neatvyks į Europos dailiojo čiuožimo čempionatą Kaune. Kačerginėje įrengti nauji pažintiniai kraštovaizdžio takai ir apžvalgos aikštelės. Vilniuje prasidėjo tautų mugė. Ir dėl nenoro valdyti turistų srautus, Venecija vos neišbraukta iš UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašo. Net ir streikuojantys mokytojai yra mokytojai. Jie randa išeitį, kuri gali būti net naudingesnė jų mokiniams negu eilinė pamoka. Prie pedagogų įspėjamojo streiko šįryt prisijungusioje Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje mokytojai streikavo. Tradicinės 2 pirmosios pamokos ryte nevyko, tačiau mokiniai mokėsi demokratijos. Kalbėjom su jumis šiandien trumpai apie tai, kas yra streikas, apie pilietiškumo išraišką, kad galime rasti tokius civilizuotus būdus kalbėti apie tai, apie savo teisės, taip demokratiniu būdu išreikšti savo poziciją, jeigu mūsų netenkina kažkokios sąlygos ir konkrečiai šiuo atveju tam tikros mokytojų darbo sąlygos. Taip, tai todėl aš šiandien streikuoju, kaip jums ir sakiau, dalyvauju įspėjamajame streike. Mes tikimės, kad būsime labiau išgirsti ir suprasti, nes visgi tartasi buvo ir ne kartas, tačiau kažkaip tai tas dialogas sunkiai mezgasi ir su vyriausybė, ir su švietimo ministerija. O visgi ir mūsų streikas šioje gimnazijoje rodo, kad mes mokinių nepaliekame, kaip sakoma, mums rūpi mokiniai. Šiandieną mes streikuojame, bet būsime klasėse, su mokiniais komunikuosime, kalbėsime iš vis apie streikų prasmę, kad tai yra gera demokratijos pamoka ir tai rodo, kad mums mokiniai rūpi. Kiekvieno mokytojo visgi yra pilietinė pareiga pakovoti už save ir už savo teisės. Visose demokratinėse šalyse tie dalykai vyksta ir reikalauti yra labai natūralu, nes nieko nėra baisiau už tylą, kaip mūsų gerai žinomas šviesios atminties Donskis rašė, kad nieko nėra blogiau, kada valstybėje piliečių tarpe yra tyla, tada atsiranda monstrai, kurie diktuoja savo sąlygas. Aš nenoriu pasakyti, kad švietimo ministerijoje ir vyriausybėje čia pas mus mokytojų atžvilgių yra viskas blogai, jie dirba, bet reikėtų labiau įsiklausyti. Streikuojantys pedagogai sako protestuojantis toli gražu ne tik dėl per mažų algų, bet ir dėl nebepakeliamų krūvių, biurokratizmo, iš visų pusių patiriamo spaudimo, reikalavimų suderinti tai, kas neįmanoma. Pavyzdžiui, integruoti į klases lėčiau besivystančius vaikus ir tuo pačiu skirti pakankamai dėmesio gabiausiems. Mokyti vaikus be vadovėlių, be tinkamos metodinės medžiagos, be būtinų apmokymų ir tinkamo pasirengimo. Iš tiesų šitos darbo sąlygos, didelis mokinių skaičius, didelis kontaktinių pamokų krūvis, iš tiesų veja iš mokyklų jaunus specialistus. Jie neteina, nes jiems yra per sunku. Mūsų kartos žmonės, jau truputį užsigrūdinę gal ir iš tikrųjų ir dar vis kenčia. Bet jauniems žmonėms iš tikrųjų tai yra per sudėtinga ir per sunku, nes nėra kada gyventi. Ir atlyginimai taip pat netitinka to, ką įdedi. Kiek įdedi savęs. Toliau, aišku, yra ir ugdymo programos, ir naujos reformos. Aš dirbau mokykloje turbūt 38 metus, didesnę dalį aš dirbau mokytoje, tai kai pradėjau dirbti, tai taip reformos veja reformą. Daugelis tų reformų nepasiteisino. Pasak jau supratusių, kad geruoju iš valdžios negaus nieko pedagogų, streikais jie siekia ne tik naudos savo, bet ir gero savo mokiniams. Nes iš pervargusių ir viskuo nusivylusių mokytojų mažai naudos ir moksleiviams. Streiko reikalavimai tai yra ne tik tais mūsų
padėties, bet ir mūsų mokyklų pagerinimo rezultatai. Todėl, kad jeigu mokytojas nepabijos pareikalauti savo geresnių sąlygų, tai tada ir geresnės sąlygos bus mokiniams, jis galės daugiau savęs skirti jų ugdomai veiklai. Palaikymą šios dienos įspėjamajam pedagogų streikui buvo išreiškusios 6 Kauno miesto ir 2 Kauno rajono ugdymo įstaigos. Visoje šalyje įspėjamajame streike dalyvavo tūkstančiai mokytojų, daugiau kaip 200 mokyklų. Gitanas Nausėda šįryt į darbą atėjo pėsčias. Šiandien noriu atkreipti mūsų brangios Lietuvos dėmesį tai, kad pradedame judumo iššūkio 2 mėnesius, per kuriuos mes tikimės, kad nueisime labai daug žingsnių, prisidėsime prie žalios Lietuvos puoselėjimo ir svarbiausia pasirūpinsim savo sveikatą. Daugiau vaikščioti ir judėti prezidentas linki visiems, o taip pat ir savo. Tikrai stengiuosi judėti tada, kai turiu laisvesnę minutę ir tas judėjimas gali pasireikšti įvairiom formom. Nepaslaptis, kad seniai jau esu pamilęs dviratį ir ko gero būtina naudotis dar likusiomis tokiomis gražiomis savaitėmis ir pavažinėti intensyviai dviračiu. Kartais pasirodo plaukimo baseine, rečiau negu norėčiau. Na, dėl ėjimo pėsčiomis tikrai dar turiu neišnaudoti. Prezidentas džiaugiasi, kad tiek daug žmonių dalyvauja judumo savaitės renginiuose. Ir skaičiai man buvo pasakyta, kad ten tikrai kažkokie kosminiai 100 000 užsiregistravusių, 25 milijardai žingsnių padaryta, žodžiu, keliavome daug kartų apie žemės rutulį. Tai labai džiaugiuosi, kad šis iššūkis įgyja vis platesnį užmojį ir tikiuosi, kad šie metai nebus išimtis. Prie nacionalinio judumo iššūkio kasmet prisijungė vis daugiau dalyvių. 2021 metais iššūkyje dalyvavo 23 000 dalyvių, o pernai 4 kartus daugiau – 95 000. Visi kartu nacionalinio judumo iššūkio dalyviai pernai 476 kartus apėjo žemės rutulį, atliko 25 milijardų žingsnių ir įveikė beveik 18 milijonų kilometrų. Šiemet tikimasi dar didesnio aktyvumo ir rekordinio dalyvių skaičiaus. Pirmoji Europos judumo savaitės diena bus minima šeštadienį. Ta proga ne tik prezidentas, bet ir jo komanda į darbą vyko aplinkai draugiškais būdais – pėsčiomis, paspirtukais, viešuoju transporto ir dviračiais. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kai kurių politikų ir tėvų organizacijų sukritikuota gyvenimo įgūdžių programa svarbi, bet ją reikia įgyvendinti tam pasiruošus, antraip galima priskaldyti malkų. Tai yra atsakingas ugdymo baras, vaikai turi gauti visas žinias apie save supantį pasaulį, bet jeigu akivaizdžiai žinome, kad šiuo metu trūksta mokytojų, kad bus užsiminės šiuo labai atsakingu ir jautriu dalyku žmonės, kurie galbūt neturi tam specialaus pasirengimo, ir aš tai tikrai žinau, galime priskaldyti malkų. Taip, kad kartais gera idėja sužlunga dėl to, kad jį pradedama įgyvendinti nepasirengus arba pernelyg anksti. Tėvų forumų ir kai kuriems politikams kritikuojant šį rudenį startavusią gyvenimo įgūdžių programą mokyklose, prezidentūra yra paraginusi vengti politikavimo vertinant ugdymo programų turinį ir palikti tai specialistams. Kartu prezidentūra siūlė nukelti programos pradžią, jeigu ją įgyvendinti šiuo metu nėra kompetentingų pedagogų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tikina neva apie gyvenimo įgūdžių programą viešojoje erdvėje skelbiama klaidinanti informacija ir bando įrodinėti, kad pedagogai šioms pamokoms yra pasirengę bei dar galės tobulintis. Nors kada ir kaip jie buvo tam rengiami, niekas nežino, net ir patys mokytojai. Nuo šių mokslo metų mokyklose įdiegta gyvenimo įgūdžių pamoka, 5 ir 7 klasėse dėstoma po 1 pamoką per savaitę, o 9 klasėje po 1 pamoką kas 2 savaites. Palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui bus skiriama po 1 savaitinę pamoką. Tėvų forumas kaltina ministeriją, esą per pamokas bus skleidžiama seksualinių mažumų propaganda. Be to piktinasi, kad vaikai, užuot mokius jos doros ir susilaikymo nuo pernelyg ankstyvų lytinių santykių, priešingai mokyklose nuo šiol bus mokomi patys gamintis prezervatyvus ir taip skatinami ištvirkauti. Buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius jau pakankamai atšalo, kad galėtų vadovauti ambasadai, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda.
Žiniasklaida jau pasiekė informaciją, kad Linkevičiaus kandidatūra jau svarstoma tarp ketinamų skirti ambasadorių. Šį kartą kalba eina apie Švediją. BNS žiniomis jai šią savaitę jau pritarta Seimo užsienio reikalų komitete. Vis tik svarstymų dėl eksministro kandidatūros kol kas oficialiai nepatvirtina nei Seimo komiteto nariai, nei kandidatūrą teikianti pati užsienio reikalų ministerija. Dar užpernai Linkevičių norėta skirti Lietuvos ambasadoriumi JAV, tačiau tuomet Nausėda pareiškė nematantis galimybės buvusius užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrus skirti ambasadoriais Vašingtone ir Briuselyje, nes jiems neva reikalingas politinio ataušimo laikotarpis. Linkevičiaus užsienio reikalų ministro pareigas ėjo 2 kadencijas iš eilės, nuo 2012 iki 2020. Po paskutiniųjų Seimo rinkimų jis grįžo į diplomatinę tarnybą, buvo paskirtas ambasadoriumi ypatingiams pavedimams. Ambasadorius Lietuvoje skiria ir atleidžia prezidentas vyriausybės teikimu ir Seimo užsienio reikalų komiteto pritarimu. Nauja politinė manija kiekvienai partijai po institutą. Opozicinė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos įsteigė Demokratijos institutą. Saulius Skvernelis sako, kad naujas analitinis centras pasitarnaus mums visiems kaip žinių, inovacijų ir supratimo šaltinis. Partija skelbia, kad į instituto veiklą įsitrauks ekonomikos ekspertė Jekaterina Rojaka, darbo teisės ekspertė Eglė Radišauskienė, švietimo ekspertai Jurgita Petrauskienė ir Linas Eriksonas, aplinkosaugininkai Olga Vebrienė ir Jurgis Kazlauskas. Partijoms teikti analitinius centrus leido pernai priimtas naujas politinių organizacijų įstatymas. Skvernelininkai toli gražu ne pirmi. Tokius politinius centrus jau įsteigė konservatoriai, socialdemokratai, laisviečiai, valstiečiai ir liberalai. Lietuvos kariuomenės oro gynybos bataliono kariai šią savaitę per pratybas Norvegijoje atliko pirmosius kovinius šaudymus su NASAMS sistema. Pasak kariuomenės pranešimo, NASAMS kovinio šaudymo pratybų planavimas užtruko 1,5 metų. Dvišalės Lietuvos ir Norvegijos kovinio šaudymo pratybos sidabrinė jungtinė strėlė vyko visą savaitę. Kovinių šaudymų metu Lietuvos ir Norvegijos kariai šūvius kovinėmis raketomis atliko į virš Norvegijos jūros judančius taikinius, imituojančius priešišką orlaivį. Koviniai šūviai buvo atliekami tamsių paros metu. 2020 metais iš Norvegijos įsigytos naujausios 3 kartos oro gynybos sistemos yra skirtos įvairių tipų priešiškų orlaivių, kruizinių raketų ir nuotoliniu būdu valdomų orlaivių naikinimui. Pasak kariuomenės 3 kartos NASAMS naudotojai šiuo metu yra tik Lietuvos ir sistemos gamintojos Norvegijos kariuomenės. Verdant aistroms dėl atimamos pilietybės, Rusijoje gyvenanti viena tituluočiausių Lietuvai atstovavusių šokėjų ant ledo porų, Povilas Vanagas ir Margarita Drobesko, į Europos dailiojo čiuožimo čempionatą Kaune neatvyks, pranešė Lietuvos čiuožimo federacija. Atimti Lietuvos pilietybę iš Drobesko vakar rekomendavo Pilietybės reikalų komisija, argumentuodama jos viešai reiškiamų palaikymų karą Ukrainoje vykdančiam Kremliaus režimui. Prezidentas žada dekretą dėl pilietybės atėmimo pasirašyti artimiausiu metu. Tuo metu teisės ekspertai sako, kad šis sprendimas Lietuvai gali brangiai kainuoti. Mat neišvengiamai atsidurs Europos žmogaus teisių teisme, o laimėti šią bylą Lietuvai esą nėra jokių šansų, nes pats Lietuvos saugumas yra pripažinęs, kad realios grėsmės su dėl karo sankcionuojamais Putino pakalikais asmeniškai draugaujantį ledo šokėją vis dėlto nekelia. Jie sako, kad atveju, kai buvo atimta pilietybė dėl grėsmės nacionaliniam saugumui, yra pasitaikę ir kitose šalise, Jungtinėse valstijose, Britanijoje ir kitur, tačiau tai nutikdavo nebent tokiais atvejais, kai įtarimų sukėlę asmenys įstodavo į teroristų organizacijas, tokias kaip ISIS. Rusijos sportininkė Lietuvos pilietybė išimties tvarka suteikta prieš 30 mečius už nuopelnus Lietuvos sportui ir Lietuvos vardo garsinimą. Drobesko su savo vyru Povilu Vanagu yra atstovavusi Lietuvai įvairiuose čempionatuose. Šiemet Seimas priėmė pilietybės įstatymo pataisas, leidžiančias Lietuvos pilietybę atimti iš dvigubą pilietybę turinčio asmens, jeigu jis viešai reiškia palaikymą valstybei keliančiai grėsmę Lietuvos ar jos sąjungininkų saugumo interesams. Drobesko šią savaitę išplatintame viešame laiške teigė Rusijos propagandoje nedalyvaujanti, o skleidžianti kultūros ir gėrio šviesą. Kačerginė ypatinga vieta Kauno rajone, tad nenuostabu, kad čia įrengta nauja erdvė pasivaikščiojimams ir gamtos tyrinėjimams. Kačerginės kraštovaizdžio pažintinis takas. Šią savaitę naująjį taką visuomeniai pristačiusi Kauno rajono savivaldybė įrengė 10 stotelių.
Pirmoje stotelėje susipažinsite su šiai vietoviai būdingais pievų augalais. Antrojoje galima pasižvalgyti po medžių ir krūmų karalystę. Amfiteatre bus galima pasiklausyti paukščių balsų, žinoma, jei jie dar nebus išskridę į šiltus kraštus. Ketvirtoje stotelėje nuo apžvalgos rato pro specialų žiūroną bus galima pasigėrėti Nemuno slėnio šlaitais. Sekančioje sužinosite įdomių faktų apie pakrančių gyvenvietės, buvusių žvejų kaimelius, laivybą Nemune bei jame sugaunamas žuvis. Ant 6 stotelėje įrengto suolelio galėsite pamedituoti, 7 apžiūrėti inkilus sparnuočiams, 8 vabzdžių viešbutį. 9 stotelėje sužinosite Nemuno ir Neries meilės istoriją, 10 vėl galėsite stebėti paukščius. Naujasis Kačerginės pažintinis takas pritaikytas silpnaregiams, akliesiems ir neįgaliesiems. Vilniuje prasidėjo Tautų mugės renginiai, jie vyks visą savaitgalį. Jau 15 kartą vykstančioje Tautų mugėje Vilniečius ir miesto svečius pasitiko Lietuvoje gyvenantis įvairiausių tautų piliečiai ir tautinių bendrijų nariai. Jie pristato savo krašto tradicijas, amatus ir kulinarinės subtilybės. Tautų mugė vyksta Gedimino prospekte ir Kudirkos aikštėje. Mugės svečių laukia ne tik įvairių tautų patiekalai, rakandai bei suvenyrai, bet ir parodos, koncertai ir edukaciniai užsiėmimai. Muzikinius pasirodymus mugės scenoje pristatys svečiai iš Ukrainos ir Lenkijos. Tautų mugė skirta Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms ir jų kultūroms pristatyti. Vilniuje rengiama nuo 2008 metų, kasmet jis sulaukia apie 250 000 svečių. Visi mugės renginiai nemokami. Jungtinių tautų kultūros agentūra UNESCO Rijade vykstančiame metinėme susitikime į pavojuje atsidūrusio pasaulio kultūros paveldo sąrašą vis dėlto kol kas neįtraukė vienos iš lankomiausių vietų pasaulyje – Venecijos. Italijos miestas UNESCO akiratyje atsidūrė dėl pernelyg didelių turistų srautų ir kylančio vandens lygio keliamo pavojaus. Toks sprendimas reiškia, kad Venecija kol kas nebus išbraukta iš paveldo sąrašo, kadangi įvertinimas, kad objektas pavojuje yra pirmas žingsnis link išbraukimo iš sąrašo, kuriame šiuo metu yra daugiau kaip 1100 objektų, iš kurių 900 yra kultūriniai, 218 gamtiniai ir 39 mišrus. Italijos apsaugos priemonės pripažintos nepakankamomis. Valdžia ne vienerius metus svarstė, kaip geriausiai reguliuoti Venecijos lankytojų srautus, tačiau konkrečių veiksmų iki šiol taip ir nesiėmė. Dabar jau teks susiimti. Venecijos pareigūnai šią savaitę jau ėmė išbandyti naują mokestį skirtą vienadieniams turistams atvykstantiems į perpildytą istorinį centrą. Be to Venecijos miesto taryba po metus trukusių diskusijų pagaliau balsavo už tai, kad kitų metų pavasarį būtų pradėta taikyti riboto masto bilietų sistemą. Tačiau kritikai abejoja, ar tai padės sustabdyti kasmet į Veneciją atvykstančių turistų minias. Šiomis dienomis turi paaiškėti ir koks bus Kauno paraiškos likimas. Prašoma į pasaulio kultūros paveldo sąrašą įtraukti išlikusią laikinosios sostinės Art Deco architektūrą. Šeštadienį be lietaus, vėjas rytų pietryčių, naktį silpnas, dieną 50 m/s. Oro temperatūra naktį 4-9, Kuršių nerijoje apie 13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienį daug kur laukiama trumpo lietaus, bet orai bus dar šiek tiek šiltesni, sako sinoptikai. 20 šilumos ir nepastoviai debesuota rytoj bus Rygoje, nepastoviai debesuota ir Taline, čia apie 19 šilumos. Giedra ir 21 laipsniai šilumos rytoj numatoma ir Varšuvoje, ir Kyjive.